Dabar prisijungsim kaip vartotojas, kaip dėstytojas ir pradėsim mokytis, kaip kurti ir redaguoti savo kursą, kurti paskaitas, kurti ir kelti metodinės medžiagas į savo kursą. Prisijungiam vartotojų vardu dėstytojas, tokį, kokį mes sukūrėm kaip dėstytojų, ir jis administruos kompiuterių tinklų kursą. Taip, čia matom bendrą vartotojo informaciją, kadangi paveikslėlio neįkėlėm. Jo nėra, čia šalis, miestas, kokiam dalykam jis atstovauja, galima pasikeisti slaptažodį ir paredaguoti savo profilį, tai yra miesto datą, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Jeigu yra anglų kalba, tai viršuje mes galim pasikeisti į lietuvių kalbą. Pakeisti slaptažodį, keisti savo duomenis. Patampa, kas jau išversta Moodle kūrėjo, patampa lietuviškai. Mano paskaitos. Paspaudę mano paskaitas matom savo trumpą pavadinimą to kurso, kurį sukūrė administratorius ir priskyrė mum. Matom, kad jau viena studentė buvo prisijungiusi prie šito kurso. Taip, spaudžiam ant to pavadinimo. Kadangi mes nustatėm, kad tai bus 10 savaičių, truks mūsų kursas, tai reiškia nuo vasario 4 iki balandžio 14 dienos. Ir yra kiekviena savaitė yra suskirstyta būtent atskirom eilutėm. Taigi, pirmiausia, mums reikėtų pasimokyti galbūt tokią įžangą ar ten apipavidalinimą kažkokio tai kurso, tokį kaip viršelį padaryti. Visada naudinga yra naudoti komandą įjungti koregavimą. Čia kampe. Ir atsiranda, mato, daug visokių tokių ikonėlių, kurios ir suteikia koregavimo, redagavimo galimybės. Tai pirmiausia, būtent sukurkim viršelį. Matom tokį raktelį, paspaudžiam. Ir čia yra, sakykim, toks kaip ir apibendrinimas pačio kurso. Jeigu mes pažymim, kaip yra dabar pažymėta naudoti numatytą dalies vardą, tai rašys va tą KT. Bet mes galim parašyti savo pilną, tarkim, kompiuterių tinklų modulis. Lygiai taip pat mes galim aprašyti detaliau arba netgi įterpti kažkokį tai logotipą ar viršelį. Dabar pabandykim įterpti logotipą. Matot, mygtukas įterpti, redaguoti paveikslėlį. Spaudžiam įterpti, redaguoti paveikslėlį. Turime jį įkelti. Upload file, browse. Mat, kompiuterių tinklų logotipas. Įterpti. Matot. Įsiterpė į šitą vietą. Galima tekstu dar ką nors, tarkim, prirašyti, tarkim, modulio arba kursų trukmė 10 savaičių. O tarkim, kad klausytojai žinotų, kad šito kurso trukmė 10 savaičių. Spaudžiam išsaugoti pakeitimus. Ir matom, atsirado čia matysis pilnas pavadinimas, ką mes parašėm, tas logotipas ir informacija, kad kurso trukmė 10 savaičių.